dabiškai. Vaizdas geras. Su tokiu dabar balsus sakyti, kaip gerai buvo. Prajuokiai balsą. Aš jau vakare neturėjau. Tai galiu. Aš tai į šitą pakopą atvažiavau su visų kibirų neramybės, turbūt. Su didžiausiom nerimo, baimėm visokiom. Ir su, aišku, žinojimu, kad čia bus šitaip, o ten bus taip, o ten dar bus kažkaip kitaip. Ir taip, daug, labai daug sukaupu. Ir ką aš čia gavau, tai yra iš tikrųjų stebuklas. Tai yra nulaužė, perlaužė, sunaikino, sudegino visus blokus, visas neramybės, visus nusistatymus, visą teisimą, smerkimą. Parodė, kokia aš buvau, kaip dariau, kiek pas mane buvo tos tamsos ir visokių negerumų. Ir visos tos praktikos, jos viena už kitą stipresnės. Jau atrodo, nėra kur giliau, bet dar daugiau, dar giliau, dar labiau, dar stipriau. Ir taip, nuo iki galo, atidaviau visą save iš tikrųjų. Ir tas dar giliau, mėly, pagalvokit. Tai ekskavatorius, kai kasa, tai iškasė atitinkamą gylį, ar ne? Tai jis nemusikuoja ore su tuo kaušu. Tai natūralu, kad sekantis kasimas bus dar giliau. Visada šitai gyvenime. Juk ir po kiekvienos pakopos atrodo, wow, kaip gerai, ar ne, lyginus su tuo, kas buvo. O toliau sekanti dar. Ir dabar, kai po trečios pakopos atrodo buvo jau gera, dabar apie tai tu sakai, kad ten buvo krūvos dar nebaigtų dalykų ir taip toliau, ar ne? Tai dabar, jeigu eitum dar kažkaip toliau giliau, tai vėl atrastum kažką gero. Tikrai taip, nes niekada nėra pabaiga. Kažkada galvojau, kad baigsiu čia tas 4 pakopas, tai jau būsiu jau kažkas ten wow. Bet iš tikrųjų... Aš tai sakau wow. Pagal balsą jaučias, kad išvalė viską. Net balsą išvalė. Iš tikrųjų tai yra kažkas... Aš pamačiau to, ko neįsivaizdavau, kad galiu pamatyti, kad galiu pajusti, kad galiu patirti. Tai čia yra stebuklas. Tai ir verkai iššovė. Tikrai taip. Viduje neapšvietė kažką tai ryškiai. Labai daug šviesos. Tai kiek kilogramų palengvėjai, kiek ten to juodulių numetė nuo savęs? Jau net neįsivaizduoju, labai daug. Ta visai kibirą. Aš jums namo važiuoti nereiks, parskrisi. Nereiks 2 kibirais namo važiuoti. Su vienu atvažiavai, su 2 namo važiuoti nereiks. Sparnai neišaugo, stebuklai netokie, bet tai yra nuostabu. Čia yra verta būti, verta visą tai patirti. Iš tikrųjų, kaip sakai, tai iš tikrųjų visą tai, ką mes darom, tai mes auginam savo sparnus. Tai ta alegorija tikrai tinka. Šviesos sparnus, ramybės sparnus. Tai jie iš tikrųjų kelia mus ryškiai. Tai tie svaršiai, tie kibirai, tų nesusipratimų, įtampų gyvenime, jie tikrai atsikabina. Ne? Pajauti vieningumą. Tikrai taip. Ačiū tau.